Treneri, visų pirma, su debiutinė pergalė jūs. Matome, kad iš Rūbinės išėjot šlapės. Kokios emocijos po rungtynių pirmiausiai? Tai emocijos yra fantastinė, pradėti čempionatą, kaip sakau, pergalė yra super, bet aišku, manau, ir mūsų žaidimas tai rodė, kad šiandien buvo tikrai verti 3 taškų ir esu laimingas, kad nepraleidome įvarčio, tai yra pagrindinis vienas iš tikslų, o įmušti, kai visą laiką 1-0 laimės visą čempionatą, bet kai įmušėm 3, tai esi dar labiau laimingesnis. Prieš rungtynes buvo šioks toks spaudimas, vis tik saulės mūšis, pirmas mačas galų gale A lygoje. Ne, gal tokio spaudimo nebuvo, bet tu tiesiog gal tik tai vakar supratau, kur aš atsiradau ir ką aš treniruoju, nes labiau gal spaudimas tas buvo, kad aš treniruoju Lietuvos čempionus ir turiu rodyti tik tai geriausią žaidimą, ką mes galim Lietuvoje. Tai savo tokį gal pats individualiai spaudimą padariau, bet šiaip ne, tikrai spaudimą nejaučiau. Esu patenkintas komanda, žinau, ką mes galim ir ko dar nepasiekėme iki galo, tai smagu buvo laimėti. Grįžtant prie pačio žaidimo aikštelės, pirmą įvartį šį sezoną agentūros sąskaitą atidarė Kristina Pereviznyk ir ne šiaip savo įvarčių, o tokių fantastiškų tolimų šūvių. Jūs treniravot Kristiną pastaruosius 2 sezonus, teko matyti kažką panašaus? Patikėkit, Kristina, čia negražiausias dar jos įvartis, dar tikrai gali būti gražesnių, ką jinai išdarinėja ir treniruotėse per 2 metus. Kristina tikrai yra viena geriausių man asmeniškai Lietuvos žaidėjų ir sakau, dar tikrai pamatysime ne vieną gražų įvartį iš šios pusės. Kitą savaitę laukia antrasis turas ir iš karto susitiksit prieš savo buvusią dabar jau komandą. Kaip ruošiatės šiam susitikimui? Tai nieko nesikeičia, aš kaip sakau, kiekvienas rungtynės prasideda nuo 0-0, neįvertinti komandas, tai tu savo pakenksi tik tai ruošimės visom komandom vienodai, nesvarbu prieš ką žaistume, nes rungtynėse žaidžia žaidėjai ir jie turi įrodinėti kiekvieną kartą, kad yra vertos pergalės. Šiauliai šviečia.